Vyrai irgi turi jausmus. Nu, jie jaučia alkį. Geras. Žodžiu, pranešimas per mikrofoną. Kartoju tiems, kurie yra automobilyje. Muziejaus lankytojai, kurie šiandien atėjo į senobinio automobilių parodą, negali lipti į automobilius. Geras. Vilnius, 2020 metai, skambutis telefonu. Labadiena, savivaldybė norėtų informuoti, kad jūsų kūdikį, vaiką, jau galima leisti į darželį. Prie eilė eiti į darželį. Ačiū, žinokit, jis jau bebaigęs kariuomenę. Aktualijas. Geras šaržas. Taip, sako, laikai pasikeitė, sako, anksčiau vaikystėje mes iš kaimynų vogdavom obuolius. Dabar Wi-Fi-ų. Super. Žmona, man brangusis tavyje nepatinka du dalykai. Kokie? Pagurklis. Sako, mūsų kompanijai nėra tokios baisios ir sudėtingos situacijos, į kurią mes negalėtumėm patekti. Gerai. Su žmona ilgai svarstėme, ką veikti, ką daryti per ilgai savaitgalį, bet išgelbėjo sūnus darželėje užsikrėtęs rotų virusu. Opa, ir planai aiškus. Du senukai pensininkai sėdi, neturi ką veikti ir šneka. Vienas sako, kaip visada tą patį. Oi, sako, anksčiau, kaip buvo. Kitas, nu kaip buvo? Nu būtent, o dabar ką? Nu ir ką? Nu vat aš ir sakau. Taip būna. Emigrantė Angelė žinojo 3 angliškus žodžius, su kuriais išsiversdavo bet kokioje situacijoje. Ok, wow ir ups. Sako, darbas pavertė beždžionę žmogumi. Atostogos viską atstatė į savo vietas. Labai gerai. Kaip lietuvių liaudės išmintis byloja, nori turėti, nereikia naktį miegoti. Arba dar vienas turbūt pabaigai. Jeigu jums kažkokio sulūžusio daikto nepavyksta sutaisyti su lipnia juosta, vadinasi, jūs turit per mažai lipnios juostos.